architektė Laura Kairienė, pasitikit ją. Labą dieną visiems, smagu susirinkusiems. Noriu padėkoti, kad esat čia, kalbėti apie tai, kas mums svarbu. Aš noriu pakalbėti tai, kas man svarbu. Man svarbu Vilnius. Esu Vilniaus fanė, man svarbu, kaip Vilnius jaučiasi, nes miestai yra gyvi organizmai. Miestus kuria žmonėms. Tai yra ekonominiai centrai, nes mus visus būrė miestai, taip visada buvo. Tai yra miestai tam tikroje aplinkoje, kuri visada yra autentiška. Jau metus esu vyriausios miesto architektės pozicijoje ir stebiu Vilnių įvairiais kampais, susiduriu su įvairiausiom patirtim ir man labai įdomu, kuom gyvena Vilnius, kokia yra jo temperatūra. Nes duomenys, kaip ir gerbiamas Kurtas minėjo, yra labai labai svarbu. Deja, negalime pasigirti tiek daug duomenų turintis miestas, kiek Kopenhaga, Danija. Šiaip Kurtas nepaminėjo, kad jie suvaldo tą asmens duomenų apsaugą, užkoduodami kiekvieną gyventoją matematiniais skaičiais ir nėra jokios tikimybės, kad bus kažkas suskaičiuotas ir identifikuotas ir moksliniais tikslais. Tikrai galima rinkti tos duomenis ir, kaip matėt, planuoti labai sistemingai vertinant situaciją. Aš turiu pastebėjimą, kad mes Vilnių planuojam nevertindami ekonominių socialinių aspektų, dėl to turim iššūkių. Daug darbo laukia mūsų. Aš nesu ekonomistė. Lietuvos bankas daro analizę apie būsto įperkamumą ir visus tos aspektus, ką minėjo Kurtas. Ir tai irgi labai svarbu suprasti, kad tai yra didžiulis multidisciplininis darbas, suprasti, kur miestas juda ir kokių poreikių jam reikia, kokia yra paciento temperatūra ir kokių vaistų. Tai kalbant apie žmonės, jie mums yra svarbus. Žmonės formuoja įpročius, jų negalima nuspėti. Negalima nuspėti, kaip žmonės jaučiasi mieste. Čia turbūt niekam nenaujiena, bet mums nežinant buvo padarytas tyrimas duomenų pagrindų, kad mes esame laimingiausias miestas. Ir Lietuva laimingiausia, bet miestas tai Vilnius kaip ir didžiausias ir pamatysit vėliau, pagrindiniai duomenys eina iš Vilniaus. Mums svarbu žinoti, kaip mūsų žmonės gyvena. Ir šiandien kalbėsiu apie bendrąjį planą. Šiandien pakalbėsim apie truputėlį, kaip mums sekėsi miestui gyvuoti 20 metų. Ir tų aspektų yra įvairiausių. Labai svarbu suprasti, kad mes esame pasaulio kontekste, Europos kontekste. Vilnius konkuruoja su Europos miestais. Ir kaip jau nekartą buvo minėta šiandien, kad ekonominis aspektas yra labai svarbu suprasti, kuo miestas gyvena ir kuo miestas galės gyventi. Ir mes esame inovatoriai. Ką ir Robertas Dargis minėjo, mes stiprus inovatoriai. Didžiąją savo pajamų dalį uždirbam protų ir tai labai svarbu matyti save Europos kontekste. Mes esam strong innovator. Yra, aišku, aukštesni invention leaders, dar mums reikia kažkur pasistiepti, bet kaip ir Robertas dar sakė, mūsų jaunimas turi didelių ambicingų tikslų, tai mūsų tikslas turbūt miestui sudaryti tas sąlygas, kad galėtume prikviesti lyderius iš Europos, kurti mūsų mieste. Ir kokios tai galėtų būti sąlygos, tai jau čia kitas klausimas. Bet svarbu pamatyti, kokiam kontekste esam Europoje ir kaip su dabartinė globalizacija mes atrodom. Lietuvos kontekste pridėtinės vertės kūrimas Vilniuje yra didžiausias. Čia nėra skaidrės, nes neturėjau tikslių kitų 5 miestų, didžiųjų miestų duomenų apie GPM, nes Vilniuje jis yra didžiausias. Bet pridėtinė vertė kvadratinį kilometrą kuriam vis dar mes. Čia yra įdomi simulacija, jeigu Vilnius būtų dvigubai mažesnis, mes kalbam apie žaliuosius plotus, kurie skaičiuojasi į mūsų miesto plotą, tai matyt mes atrodytumėm daug efektyvesni. Tai irgi pagalvoti reikia, kaip mes skaičiuojam ir kokius duomenis analizuojam.
Apie miesto plotą labai įdomu kalbėti, lyginant mus ir šalia esančius rajonus. Ir turim menamas ribas, nes miestiečiai renkasi savo gyvenamasis vietas, nepaisant to, kad yra administracinės ribos. Ir niekam nepaslaptis, kad Vilnius ir Vilniaus rajonai yra tiesiog vienas didelis organizmas. Yra menamas ir nemenamos ribos. Kaip ir Kurtas su Martinu paminėjo, kad žiūrint iš tą skaidrę atrodo toksai chaosėlis. Plėtra šalia miesto ribų, raudonai yra rajono teritorija, yra didžiulė. Ir tos, aš kaip sakau, pažastys jos nelieka tuščios, jos užsipildo ir miestiečiai turbūt jaučiasi kaip Vilniaus miesto gyventojai, nors jie yra jau už Vilniaus miesto ribų. Ir tas mūsų miesto audinys yra pabiręs ir niekam čia naujo, kad mes nuo nepriklausomybės pradėjom tą plėtimas į pakraščius ir jis vis dar tęsiasi. Kalbant apie praktinės ribas, mes galime pasižiūrėti plačiau apie turto vertės ir aplink Vilnių, už Vilniaus, jos taip pat yra didelės. Tai mūsų ta ekonominė galia yra nesusijusi su tik miesto riba. Ir galima kalbėti apie dipolio netgi klausimą, kad mes esam netoli gretimų teritorijų, kurios yra ekonominiai centrai ir mes galėtumėm svarstyti kaip stipresnius ekonominius centrus susivienydami, negu galvodami, kad Vilnius yra tik administracinė riba. Rajonas, kaip matom, turi didžiulį poveikį ir sinergija turėtų būti didesnė, negu yra dabar, nes vyksta migracija, socialinių įstaigų dalinimasis, gyvenamųjų namų statymas, mokesčių mokymas. Visa tai turėtų būti sustrateguota. Deja, dabar nėra labai aiškios politikos, kaip galėtų miestas ir miesto rajonas bendradarbiauti, bet mes matom, kad tai vyksta ir žemės vertės yra didesnės negu miesto administracinės ribos. Apie miesto plėtros procesus tai irgi galima matyti, kad miesto bendrajam plane yra numatytos prioritetinės teritorijos ir jos visiškai neturi jokio ryšio su tuo, kas vyksta čia. Mūsų bendrajam plane nėra laiko dimensijos. Mes leidžiame viską visur, nes tai yra statytojo teisė. Bet ar mes kontroliuojame tai? Matyt, kad ne, pasižiūrėjus į mūsų žemėlapį, kuris yra tiesiog išmėtytas ir pabiręs. Mums reikėtų laiko dimensijos suprasti, ką galime plėtoti įvykus po kokių įvykių, po kokių sąlygų, nes dabar plėtros teisę ima plėtotojai. Robertas Dargis minėjo, kad pagrindinis plėtotojas yra pati savivaldybė, kažkuria prasme sutinku, bet konsolidavimo dar įstatymo mes neturim ir didžiąją dalimi yra privati nuosavybė ir pasklipiui visa plėtra vyksta. Nepaisant to, kad yra suplanuotos didžiosios teritorijos. Pavyzdys labai paprastas, Pilaitės detalusis planas parengtas didžiai teritorijai. Jis kasdien yra keičiamas ne taip, kaip norėtų planuotojai, bet gyvenimas vyksta. Planuotojai norėjo, kad ten, tarkim, būtų dvibučiai, labai aiški struktūra, žmonės ateina, sako, mes nenorim dvibučių, viskas yra išdarkomos, statybos linijos keičiamos, visuomeninės erdvės neįrengiamos. Tikrai mes nekontroliuojam procesų, nes didžiąja dalim yra privati žemė. Gera žinia, kad mes atgavom teisę tvarkytis mieste jau nuo šių metų sausio 1. Dar turi vykti teisiniai procesai, kad galėtumėm inicijuoti pilną valdymą. Tai yra galimybė aukcionuose parduoti žemę ir taip kontroliuoti tas teritorijas. Dar truputėlį užtruks. Bet akivaizdu, kad miestui reikia plano, nes tas planas, kuris yra dabar, atrodo visur be prioritetų besitęsiantis visas miesto kryptis. Plačiai nuskambėjo čia spaudoje, kad labai mes čia mažai tų ypatingų statybos leidimų išduodam, užtrunka viskas. Tai taip, matot, ypatingi statiniai yra žaliai, jų yra daug mažiau. Didžioji dalim statybos leidimai išduodami vienbučiam ir tai yra pakraščiuose.
Tai, man atrodo, nereikia dėlės analizės, kad mums sukuria švytuoklinę migraciją, parodysiu apie socialinės infrastruktūros tinklą, kurį mes turim. Mes turim didžiulius mašinų srautus, nes visi stengiasi įvažiuoti į tą vieną centrą, kuris realiai tik tai senamiesčio ir senamiesčio apsaugos zonai sukurtas. Kalbant apie teorinius spa centrus, ką ir Kurtas minėjo, mums būtina sukurti alternatyvių centrų, nes visi susigrūsti Vilniaus senamiestį mes tiesiog nepajėgsime ir to ir nereikia daryti, kitaip miestas tiesiog uždus ir praras galimybių plėtotis. Tai gyveno būsto koncentracija yra pasklidusi, nes, kaip žinia, 60% būsto ir gyventojų gyvena modernistiniuose rajonuose po karo. Vilniui buvo didžiausia plėtra ir tie eksponentiniai augimo kiekiai buvo būtent antroji Vilniaus zonoje jau po žaliojo žiedo, bet ar ten tikrai yra 15 miestų centrai, dar reikėtų paanalizuoti būtent kokių poreikių reikia tiem 15 miestų centram ir mūsų tikslas yra nusistatyti ir sukurti tuos centrus. Tarkim, viena iš opcijos centrui atsirasti būtų šiaurinė gatvė ir ten galimybės plėtoti visą reikalingą socialinę infrastruktūrą tam, kad žmonės nebevažiuotų į miesto centrą dėl įvairių dalykų, dėl darbo, dėl socialinių, dėl poilsio ir visa kita. Įdomi šitą skaidrę, jinai susijusi po to su socialinių paslaugų koncentracija Vilniaus mieste ir su galima nuoma. Čia būtų gyventojų surašymas ir registracija mūsų gyvenamosiuose būstuose. Jinai šiek tiek klaidina kartais dėl to, kad priemiestyje gyvenantis miestiečiai, tam, kad gautų mokyklą vaikams, jie turi registruotis kažkur mieste, netoli gretimų mokslo įstaigų. Galimai šitą skaidrę dar rodo, kad kai kurie Vilniečiai turi 2 būstus, vieną jų centre nuomoja, o kitose gyvena. Mes šiuo metu atliekam ir socialinį tyrimą, norim suprasti Vilniaus temperatūrą iš socialinio aspekto, bet labai labai svarbu tas Vilniečių įprotis ir kaip jie jaučiasi Vilniuje ir kokios tendencijos bus ateityje plėtrai, bet panašu, kad tas vieno būsto poreikis yra milžiniškas arba sąlygos jam atsirasti yra tiesiog puikiai suplanuotos ir mes kaip planuotojai nieko nedarom, kad to neįvyktų. Vilnius yra jaunas miestas, kaip ir Kurtas minėjo, labai svarbu analizuoti gyventojų struktūrą, koks yra prieaugis, kokia tikimybė šeimų poreikiams, tai yra visi tie duomenys mums nustato būsto dydžių poreikį ir čia mes matom, kad jauni specialistai koncentruojasi arčiau centro, tikėtina perka arba nuomoja mažesnius būstus, nes ten yra galimybė turėti 15 min miestą. Tai yra ir poilsiui, ir darbai, būtent tai, ko reikia, bet tai yra tokie jaunėjantis rajonai, tai yra tos vietos, tos miesto dalius, kuriuose būstai be vaikų, maži 1-2 būtų. Kaip miestas pildosi? Įdomus čia pokytis gyventojų nuo 20-23 ir vėl matom tokį truputėlį išsitaškymą ir galimybės, nes miesto bendrasis planas suplanavęs tikrai daug tankinimo galimybių. Mano manimo, tankinimas turi būti susijęs su kokybiška socialinė aplinka ir visais poreikiais, kurie jiems reikalingi. Ką susidurėmėm šiandien, plėtotojai visus gražius dalykus, žalias erdves, socialinę infrastruktūrą numato už savo sklypo ribų, nes akivaizdu, tai nėra jiems ekonomiškai naudinga ir pelno siekiantis ekonominis mechanizmas. Tai iš esmės
plėtra vyksta ten, kur yra žemė, ten, kur buvo nupirkta pigesnė žemė. Ir čia rodo, kad gyventojų pokytis nuo oranžiniai spalvoj nuo 1 iki 30 eina pakraščiuose, o toj mėlynoj 100% padidėjimas. Turim, kaip ir visada, pietus, plėtrą į pietus, vis dar Pilaitė aktyvi kaip subcentras. Čia bus mums reikalinga informacija, būtent tuos policentriškumo centrus nustatyti Vilniaus mieste ir aktyvinti būtent tą plėtrą, nes dabar prioritetas numatytas tik tai modernistiniuose kvartaluose ir senamiesty. Šita skaidrė apie ištuštėjimą rodo, kad mažiau visur rašoma gyventojų ant vieno būsto, būtent tuose modernistiniuose pastatuose vyksta migracija gyventojų, senieji kvartalai sensta, po truputėlį gal perduoda jaunesniai kartai, bet šita informacija mums turėtų padėti suplanuoti, kaip mes galime atgaivinti tuos ištuštėjusius kvartalus ir kaip mes galime atgaivinti modernistinius kvartalus. Grįžtant prie pridėtinės vertės, Vilnius, kaip ir sakiau, yra žinių centras ir mes net 79% visos Lietuvos sukuriamos vertės per 23 metus sukūrėm savo žiniomis, tai tą reikia išnaudoti potencialą ir, kaip ir minėjau, sudaryti sąlygos toliau plėstis jauniems ekspertams. Labai iškalbinga šita skaidrė, kaip Vilnius vystėsi nuo 2004 metų. Koks buvo biurų šuolis, jisai augo eksponentiškai, tai rodo mūsų eksponentinį ekonominį augimą. Ekonomistai pasakytų turbūt, kad daugiau jau nei 14, jau turbūt tos kreivės į viršų negalėtumėm piešti. Ir klausimas tik tai, kada jau bus tas žemėjimas ir kokia mūsų ta prognozė, nes mes pastatėm jau praktiškai, suaktyvinom CBD kvartalą, liko tik tai keli neužbaigti kvartalai. Ir jeigu seniau mes turėjom Jogailos gatvėje pagrindinį mūsų verslo centrą, tai jisai, jeigu mato 24, jau pasklido, jau naujamiestyje tas startupų slėnis, kur Vinted įsikūręs ir Tesonet irgi auga. Klausimas mums, kad mes turėtumėm numatyti vietas, kurios nesuburė visų darbo vietų į centrinę dalį. Mes čia turim tos kamščius. Akivaizdu, kad turim pagalvoti apie subcentrus. Bet šita informacija, kad mes eksponentiškai augom ir išsiplėtojom, klausimas, ar mes išnaudojom visą šitą plėtros potencialą ir galimybę, nes pinigų, kaip klausė Dargis, tikrai buvo daug, bet dėja infrastruktūra nebuvo taip sukurtas eksponentiškai, taip kaip pasistatė mūsų centrai. Mes tiek gatvių neprigaminom, tiek tiltų nepastatėm, nesukūrėm reikiamų ryšių galimai plėtrai. Mes gal dėja, infrastruktūros įstatymas atsirado tik prieš porą metų ir visą šitą nuo 2014 metais plėtrą mes matyt chaotiškai valdėm ir klausimas man, ar mes dar plėsimės taip eksponentiškai? Tikimybė netokia didelė, manau, nors ir Europoje mes atrodom gan neblogai. Jeigu nesiplėšime eksponentiškai, tai kaip miestas planuos savo socialinę inžinerinę infrastruktūrą iš inframokesčio, kuris renkamas iš plėtros? Tai kokia mūsų finansinė schema plėtoti tai, ko mes šitame etape nepadarėm? Nes nepadarėm daug ko. Nepastatėm mokyklų tiek, kiek reikėjo. Pirmosios mokyklos yra iš vis Pilaitės pirmoji kregždė, pirmas nuostabus projektas, kurį reikėjo matyti daug anksčiau padaryti. Šita iškalbinga schema parodo, kodėl mes turim didžiulę švytuoklinę migraciją iš miesto priemiesčių
į šitą centrinę dalį, kur yra socialinė infrastruktūra, kur yra mokyklos ir darželiai. Tai pažiūrėjus galėtume apibrėžti gal net kitokį Vilniaus miesto ribą. Va čia yra miestas, o čia metropolitenas. Panašu, kad mes gyvenam tokioj neurbanizuotai teritorijai, jeigu žiūrim iš socialinės infrastruktūros. Į šitą skaidrius pažiūrėjus, tai čia 15 min miesto nėra didžioji daly Vilniaus teritorijos. Tai namų darbų mes kaip miestas tikrai turim, nes buvo neišnaudotas tas kūrimo etapas ir dabar vejame su mokyklomis, nes čia raudonai pažymėta yra burbulai mokyklų užpildymas vaikais. Paskaičiuota buvo pagal toj seniūniai esančių vaikų skaičių, galimybę mokyklos, tai yra talpa ir kiek jie telpa. Tai tas perviršis atsiranda dėl to, kad visos suburbijos suvažiuoja į tas mokyklas. Ir galimai, jeigu to proceso nebūtų, kuris po nepriklausomybės buvo, ta plėtra ir statymasis už miesto, tų mokyklų tinklas būtų pakankamas. Ką sovietiniais laikais ir suplanavo, jisai buvo visai optimalus. Tik tiek, kad mes nepadarėm mokyklų tinklo. Ir turim dabar vytis laiką, statyti mokyklas, tai užtrunka. Mes neturim rezervavę mokyklos žemių tiek, kiek reikėtų. Bendrajam plane per daug statiškai socialinė infrastruktūra suplanuota ir kol kas teorija nuo praktikos skiriasi. Teorija bendrajam plane sako vieno, o praktika, kad statytojai stato visai kitur, negu mes norim. Ir vis tiek mes vejamės laiką ir čia bus uždavinys, kaip pasivyti laiką ir surinkti pakankamai lėšų, kad galima būtų funkcionuoti su ta plėtra, kurios tikimasi ir kuri jau yra įvykus. Skaitmeninių įrankių mes turim, aš manau, kad mes neišnaudojam to potencialo. ID Vilnius tampa duomenų centru ir kuo toliau, to labiau mes eisim Kopenhagos keliu rinkti duomenis ir juos simuliuoti ir panaudoti planavimą, nes planavimas tiesiog aplinkos be ekonominių, socialinių, kitų rodiklių yra tiesiog tuščias ir bergždžias, nes mes apgaudinėjom dalį savęs. Tai truputėlį pasidalinsiu apie tos mums visiems žinomus skausmus, kamščius, galimybės ieškoti alternatyvios viešojo transporto priemonės, bet iš esmės mūsų gatvių tinklas yra ribotas, jo plėtra aplinkelis buvo vienas iš geriausių sprendimų miestui, bet panašu, kad jo neužtenka ir reikia ieškoti esminių jungčių, kurios mums didintų miesto pravažumą ar pralaidumą, nes kai kurios gatvės jau yra pasiekusios savo talpą, kelis kartus viršysios, toks kaip geležinis vilkas, o mes turim miestą tam tikroje gamtinėje aplinkoje, geomorfologinėje aplinkoje ir reikia galvoti, kaip su infrastruktūra prisivyti prie tų teritorijų, kurios jau išsiplėtė. Šita skaidrė apie dviračių takus netaip iškalbinga, nes man atsizūminus dingo visi kiti dviračių takai, bet vėlgi, žiūrint į bendrą dviračių takų žemėlapį, norėtųsi mums matyti didesnio sistemingumo, suprantant, kokius miesto taškus mes norim sujungti, nes mes vis dar neturim sujungę šiaurės, pietus, rytai, vakarai, kad galėtume atsisėsti ant dviračio ir numinti, nepaisant tiek laiko, kiek mums reikėtų. Mes vis dar turim nulipti, vis dar turim važiuoti kažkur gatve. Taip, tai yra sudėtingas, skausmingas procesas. Ir visi tie, kurie sako, kad gatvių siaurinimas yra blogai, tada turėtų pagalvoti dėl šito klausimo, nes mes dviračiams turim kažkur rezervuoti infrastruktūrą. Planavimas užtrunka. Kol kas sėkmingų yra tokių paupę dviračių tinklų pasivažinėjimų. Tai šičia irgi tikrai didžiulis darbas, jeigu mes norim miestiečius paskatinti alternatyvę transporto priemonę imti, tai mums reikalingas tas šiaurė, pietus, rytai, vakarai susisiekimas. Mes esam, kaip ir minėjau, žaliausias miestas Europoje ir kaip žalioji sostinė kitais metais. Žinau, kad daug kalbų apie medžius.
Ir mes esame tas miestas, kuris esam susiinventorizavę medžius, manom, kad medžiai yra turtas. Taip, tai yra gyvas organizmas medis, bet labai svarbu sąmoningai suprasti, kad mes turim tikrai didelį turtą. Žaliasis miesto rūbas sudaro ne 60% mūsų teritorijos ir reikia tai išnaudoti. Tikrai atrodo žaliai, bet vis dar yra sunkiai pasiekiamų bendrų naudojimo teritorijų, kurios yra didžiulės, neužtenka vien tik želdinimo pagal gatves. Ir matyt ateis laikas, kai mes turėsim imti visuomenės poreikiams žemę dėl želdynų, nes kol kas didžiąją dalim privatus sklypai numato želdynus pagal bendrąjį planą ir tai vyksta labai lėtai. Trūksta tokio sisteminio gal pajudėjimo, nors ir teorinis modelis pasiekiamumas rodo, kad lik ir viskas okei, bet dar yra daug darbo. Čia vienas iš mūsų eksperimentų, kalbant apie klimato kaitą, įdomu buvo pasižiūrėti, kiek yra karščio salų mieste ir turime eksperimentinių vietų, kai skanuojame dronais miestą ir darysim palyginimus prieš ir po, pasodinus medį, padarus pavėsinę, ką mes turim didžiulius plotus išasfaltuotus ir kaip tai kelia mūsų miesto temperatūrą ir ką mes galėtumėm sistemiškai, o ne lokaliai padaryti. Tai čia toks vienas iš demo mūsų projektų. Turim žalumo indeksą, kurį pristatom tik savo socialinės infrastruktūros projektams, tai nėra privaloma. Šiais metais mes eksperimentuosim ir labai lauksim visų plėtotojų, kurie norėtų pasitikrinti savo projekto žalumą ir tai galima padaryti tiesiog suvedus įvairius savo projekto duomenis. Aš labai norėčiau, kad mūsų tie daugiabučių rajonai būtų tokie žali, kad galėtumėm išnaudoti stogus. Tai dar turim turbūt daug ką nuveikti, bet bent jau pradėti matuoti tikrai galim. Tai čia neapsistosiu apie žalią sostinę ir visas tvarias iniciatyvas, jos dabar renkamos ir kitais metais jūs pamatysit, bet šiais metais galima įsitraukti ir aktyviai siūlyti, nes bendruomenės tą daro. Manau, kad tvarumas yra mūsų visų reikalas ir kuo didesnis visuomenės įsitraukimas mums ir edukacija, supratimas, kad mums reikia daryti pokyčius įpročiuose yra labai svarbus, o šitą sunkiausiai daryti. Vis dar yra klausimas, ką mes darom su jau nusidėvėjusiais modernistiniais pastatais nuo 60 metų. Mes sunkiai vangiai judam su renovacija. Nežinau, ar čia bus kažkoks proveržis, nes ir finansavimas sumažėja. Gyventojams susitarti dėl pokyčių, apšiltinti pastatą vis dar sudėtinga, o tą darom nelabai kokybiškai, nes estetika po renovacijos nebūna į gerąją pakitusi. Tai čia mes dirbam prie renovacijos gairių, vertinant tai, kad tai yra kokybė ir architektūrinė ir urbanistinė, ne tik energetinė, bet iš esmės mes kaip miestas turim privačią nuosavybę ir didelę problemą. Ką darysim su nusidėvėjusiais pastatais, ar išdrysim kažkada nugriauti gal kažką, pastatyti naują, pasiūlyti žmonėms kitą. Kol kas tai yra didžiulis klausimas ir viso Europoje jis dar neišspręstas. Ir trumpai pabaigai apie tai, kad duomenys mus pradeda, veda ir politikos formavimas yra tik tai galinis rezultatas. Per metus gavau klausimų, tai kokia čia Vilniaus vizija? Tarsi vienas miesto architektas turėtų ją nubrėžti. Aš galiu prisidėti prie vizijos, bet nemanau, kad vienas žmogus turėtų ją daryti. Miesto vizija yra didžiulis kelias. Suprasti, kokia yra problema. Mes turim palyginti duomenis, tada nuspręsti, kur norim eiti, sukurti savo viziją, ką Robertas Dargis klausė. Tai mūsų tikslas iš pradžių pasimatuoti tą Vilniaus temperatūrą
Matyt, reikės dar ne vienų studijų ir tokių kaip kurto rodytojų, ekonomistų ir manau, kad mums pavyks tai sutelkti tos duomenys, kad galėtumėm atsinaujinti savo Vilniaus strategiją ir planą, nes iki 2030 mes kaip ir turim Vilniaus strategiją, nors jis šiek tiek kardinaliai šona eina nuo bendrojo plano, reikėtų susikalibruoti, bet iš esmės žingsniai yra svarbus ir duomenys, ir informacija, ir žinios mus atveda link išminties ir to mums palinkėčiau labai. Nežinau, ar mes šiandien nustatom, kiek jau laipsnių tam Vilniui mūsų yra, gal 37, kur yra kaip virusinė, nei karšta, nei šalta, gal nėra tai blogai, nėra labai gerai, bet iš esmės aš siūlau matuoti, mažiau emocijų, mažiau nuojautų, daugiau pagristų skaičiais sprendimų ir tas klausimas yra labai kompleksinis. Ir ekspertiškumas mums reikalingas, dėl to šiandien ačiū visiems svečiams atvažiausiems ir pasidalinantiems, nes svajoti apie Vilnių kviečiu visus. Tai ačiū labai. Laura, ačiū, neišeikit, nes iš karto jūs ir kviesim likti čia ir drauge kolegų prašysim, kad atneštų kėdelių į foną.